Ko laukiu? Pavalgyti. Aš irgi šią savaitę mažiau valgysiu. Davai. Nu ką, sveiki visi, su jumis vėl laida Sekundantai, esu aš Danielis Drebliūnas ir Augustas Šalkauskas. Sveikas, Augustai. Sveikas, Danieliu. Tai ką, grįžom vėl mes į eterį aptarti eilinį UFC Fight Night'ą, kuris vyks Londone. Pagrindinėje kovoje susitiks buvęs čempionas Leon Edwardsas prieš Sean Brady. Tai va, tai renginys tikrai įdomus, tikrai fainas, pasižiūrėjau, kad labai daug gerų kovų. Aišku, mes jas visas neaptarnėsim, bet aptarsim turbūt 4. Jo, tai iš tikrųjų malonu, kas iš tikrųjų pažiūrėjo ir rekomendavo, tai va, į kurias tikrai atsižvelgsim. Ir tikrai va, porą kovų iš tų, ką žmonės parašė, tai tikrai va, apžvelgsim. Tai pati pirma kova, kuri net ir iš tikrųjų, kas nebūtų, kaip nebūtų keista, gavau, kad žmogus norėtų tą kovą ir ne vienas pažiūrėti, tai kad aptartumėm. Ir labai įdomus dalykas, kad ta kova yra Jordan Vucenic prieš Christian Duncaną. Jokingas dalykas yra tas, kad Danielis manėjo, kad yra sportavęs su Christian Duncanu. O mano auklėtinis Tautvydas yra sportavęs su Jordan Vucenic. Geras. Tai ką žinai apie Chris Duncaną galiu pasakyti, tai kad dabar tiksliai nepasakysiu kelintais metais, gal 2018 ar 2019 metais kartu sportavome Škotijoje, tai Sterlinge. Ir jis dar buvo iki tol, man atrodo, tik tai gal Bellatore ruošėsi kovoti. Bet šiaip, kas, žinai, taip stebino, tai jo fiziniai duomenys. Be galo tvirtas, stiprus, kažkada su jo netgi fizuką darėm ir pasižiūrėjau, kaip ten stumdė tas štangas ten. Mirties draugas darė, nu tai ten svoriai tikrai buvo nevaikiški. 70 kg kovotas, žinai, toks, nu, ir sparinguose stovėjau, ir imtyniau, aišku, imtynėse aš ten labai didelio pavojaus nemačiau, bet kas liečia smūgiuose, tai buvo įdomu, bent tikrai įdomu pridėti. Tai ką aš noriu pasakyti? Pirmas dalykas, kad Jordan Vucenic, gal pradėsiu nuo jo, jau Danielis pasakė apie Duncaną, tai šitas kovotojas labai gerai pasirodė debiutiniai savo kovoje prieš Guramą Kutateladzę, be proto gerai pasirodė. Faktiškai pirmam raundė siuntė Kutateladzę knockdownan ir, nu, po to jis tą kovą tiesiog pralošė. Bet ką aš noriu atkreipti dėmesį dabar, va, kaip tik čekinu, kad Vucenicius yra atėjęs iš mažesnės svorio kategorijos, jis yra atėjęs iš 66 kg. Tai aš iš tikrųjų, čia va, kai pamačiau šitą kovą, aš iš tikrųjų, nuoširdžiai pasakysiu, nesupratau, kodėl Christian Duncanas yra toks didelis underdogas, nes Vucenicius pirmas dalykas yra atėjęs iš kitos svorio, antras dalykas tai debiutė pralošė. Čia yra toksai, manau, kad sindromas, UFC esu pastebėjęs tokį niuansą, kad kai ateina naujas kovotojas, gerai atsikala su veteranu ir iš karto sekančių kovojas eina kaip labai didelis favoritas. Ir va čia aš manau, kad yra klaida, nes Duncaną, tarp kitko, aš paskutinį kartą stačiau už Duncaną pinigus. Ir stačiau, kad Duncanas nugalės Okį, belgą tokį, tai jis tam belgui įrašė pralaimėjimą. Ir tada jis irgi buvo underdogas, tik netoks didelis. Ir, nežinau, aš vis tiek, taip, Vucenicius tikrai geras kovotojas, bet opozicija, svoris, Duncanas daugiau kovoja su UFC, aš kaip tik permečiau dar, kad Bellatore laimėjęs 3 kovas, UFC iš 3 tik 1 pralošė. Nu, ir jeigu dar Danielius sako, kad jisai tvirtas, tai aš tavim tikrai, Danieliu, labai tikiu. Jo, tikrai tvirtas ir sakau, kai pasižiūrėjau koeficientus, tai iš pradžio ir nesupratau, dėl ko toks didelis iš tikro. O dabar noriu kaip tik pasitikrinti, koksai čia duoda. Man atrodo, beveik 4. Jo, tai lygiai 4 ir duoda, žinau. Labai keista. Tai
su tokiu koeficientu ir šiaip, nu, tai čia be abejo, man atrodo, draugus su manim sutiks, kad reikėtų imti Chris Duncano pergalį ir kažkodėl, nežinau, labai daug aspektų, kurie tikrai veda jį prie tos pergalės. Tai ir Geras fiziniai Duncanas. duomenys. Dabar pasižiūrėjau American Top Team'e, pasižiūrėjau, kad su visais gerai sparinguojasi, taip pat ir Dustinui Poirier padidinėjo ruoštis, tada ir su Gamrotu pastoviai stovi, kur nu, imtynių lygis yra aukštas, tada žiūrėjau dabar paskutinius jos sparingus, tai matosi, kad tos imtynės pagerėjusios ir gaunasi tos MMA imtynės, žinai, kur gali padaryti tą patį takedowną, bet jo tokie takedownai, žinai, kur iš kojų iš karto išneša, žinai, kaip bulius, kaip taranas išeina. Tai vat, nuo tokių yra sunku apsiginti. Bet su koeficientu 4, tai čia, nu, čia tik tai... Aš sakau, aš lygiai tą patį pagalvojau, kad tikrai, jeigu ir statyčiau Vučeničių čia, aš net iš tikrųjų čia turbūt statyčiau lygius koeficientus, jeigu net neišstatyčiau Duncano favoritų. Todėl, kad Vučeničius gerai atkovojo pirmą kovą, bet Guramas Kutateladze, kuris yra smūgiuotojas, sugebėjo jį užgalėti. Duncanas, pirmas dalykas, tikrai labai fiziškai tvirtas, Vučeničius atėjęs iš svorio mažesnio. Aš matau labai daug pliusų iš tikrųjų Duncane, plus Duncanas nėra senas. Gabaritais jie nelabai, gabaritais jie faktiškai identiški. Jo, gabaritais identiški. Ir Duncanui yra 31 metai, tai jis faktiškai pikė. Tikrai taip. Įdomu, gal mes kažko nežinom. Nu, gal jis išeis be rankos? Nežinau, nu lyg tai viskas turėtų būti tvarkoje, nu sakau, labai įdomus momentas, nu bet sakau, mano prognozė tai ir labai tikiuosi, kad Chris Duncan švęs pergalę. Nu, aš irgi šitoj kovoj negaliu nepasirinkti Duncano, nes už tokį koeficientą tai čia yra tiesiog, aišku, sakau, čia visą laiką yra tik tai mūsų nuomonė, bet jeigu jūs gaudot kažkokius tai koeficientus, tai čia vat yra puikus variantas, nes pastatė už Vučeničių 100 eurų, jis laimėsit 120, o pastatė už Duncaną, pastatė 100 eurų, laimėsit 400, tai jeigu jis praloš Vučeničius, tai kiek jums reikės dar kartų pastatyti už tokį koeficientą 1-3, kad vien tik tą 100 eurų atlošt. Tai čia, nu, net kitaip neapsimoka. Nu ką, pereinam prie sekančios kovos, kurią iš tikrųjų irgi žačia, kaip keista, kad šita kova įdomi. Tai Kevinas Golandas, Gunaras Nelsonas. Ir vėl Golandas leidžiasi į svorio kategoriją žemyn ir vėl gauna greplerį. Gerą greplerį, tikrai. Jo, patinka man iš tikrųjų Gunnar Nelsonas, jis toks mano stiliaus kovotas, galima sakyti, labai patinka. Panašumo. Jo, žmogus ieškantis submissiono ir ne tik submissiono, bet ir šiaip ir tokia stovėsena gal tokia labai įdomi. Tokia, žinai, karatistinė tokia. Karatistinė, plati, žinai, kas įsiminė, tas pats Leon Edwardsas gal 19 metais turėjo labai didelių su juo problemų, tada split decisionų pralašė tą kovą. Bet šiaip su visais tokiais topais, su to pačiu Gilbertu Burnsu jisai yra irgi kovojęs, bet pralašė decisionų. Nėra taip, kad jisai būtų pralaimėjęs ten kažkokių knockdownų, knockoutų, TKO. Dažniausiai jo pralaimėjimai būna decisionų. Jo, jis toks pakankamai atsargus. Jis, man atrodo, toksai, žinai, nesunešiotas kovotojas. Nu ir ką, kitoj pusėje turim Keviną Hollandą, žmogus, kuris išeina dėl čekio kovoti. Tai čia, žinai, čia dar, kaip ir prieš tai minėjom, kad nu, jau ir aptarnėjom ne vieną kartą Keviną Hollandą. Tai nežinau, galim gal ir pasikartoti, kad paskutinė jo kova yra pralaimėta prieš Deriderį. Tada tuo metu mums tada gerai labai pasisekė laimėti. Kiti kovotojai ten pirmam raundė nugalėjo. Tai va, aišku, Kevin Hollandas yra veteranas. UFC kaip yra pravedęs 23 kovas, bet Nelsonas irgi neatsilieka, 15 kovų turėjęs, 10 laimėjimų, 5 pralaimėjimai. Nu tai, žinai, kas daugiausiai krenta į akį, tai kad Ryčas bus žymiai didesnis pas Hollandą.
Holando Ryčas yra 2,06, Nelson yra 1,83, ūgis 1,81 m, o Holando 1,91 m. Na taip, bet jie leidžiasi svorio kategoriją žemyn. Holando iš tikrųjų šitą kategoriją nėra labai bloga, aš skaitau, kad čia turėtų būti jo kategorija. Bet nežinau, man Holandas iš tikrųjų manęs neįtikina, jis tikrai labai dėlių problemų turi su profiliniais imtynininkais, o mes žinom, kad Gunarą tų žmonių, kuris atvedė Koną, žinau, tai aš iškart galiu savo pasirinkimą kaip ir pasakyti. Aš imčiau čia Gunarą Nelsoną ir turbūt netgi imčiau Gunarą Nelsoną, galima netgi surizikuoti submissionu tiesiog. Nes Gunaras Nelsonas tikrai visą laiką ieško, jis labai, aš netgi nepasakyčiau, atvirai sakant, ar tikrai Derideris yra ant geresnis imtynininkas už Gunarą Nelsoną. Na, nežinau, matai, labai sunku, reikėtų kažkaip jau sumečmeikinti, kad patikrinti, bet... Jo, aišku, tai kad Derideris yra didesnis už Gunarą Nelsoną, bet ar techniškai Gunaras Nelsonas yra tikrai geras imtynininkas, jis gerai kontroliuoja, jisai sugeba ne tik nusigriauti, gal griovimas mane nelabai patinka, jo tas, kaip paskautės, takedownai nelabai gerai Gunaro Nelsono, bet Holando takedownų defensas vienas blogiausių FC, jį nugriauti nėra sudėtinga. Aš manau, jeigu Gunaras jį nusigriaus, tai man atrodo, jis ten turės labai rimtų problemų. Todėl aš iš tikrųjų iš toje kovoje imčiau Gunarą Nelsoną ir man atrodo, kad Holandas tiesiog išeina uždirbti pinigų, o Gunaras kovoja retai, bet tikrai gerai, jisai matosi tom kovom ruošiasi. Ir Anglija jį labai myli, tai jisai kovoja faktiškai kas metus ir visą laiką kovoja Anglija. Tai daug ką tai pasako. Tai jo, man irgi būtų pasirinkimas už Nelsoną. Tai... Aš manau, ir koeficientas yra geras, dabar pažiūrėjau 1,78. Vien jo pergalė jau geras koeficientas. Na, aš irgi taip galvoju. Nu, tai kas, perinam prie sekančios, ne? Main eventas. Jan Blachowicz prieš Karlas Ulbergą. Tai Janas Blachowicz buvęs UFC light heavyweight čempionas. Aišku, jau 42 metų, jau vyrukas amžiuje. Tai kovos prieš Karlasą Ulbergą, UFC tikrai gerai eina, 7 laimėjimai, 1 pralaimėjimas. 34 metų, tai šitam svoriu taip pačiam pyke. Žinai, kas man tai Karlasas, žinai, ką labai panašus? Man labai panašus į Dwayne Johnsoną, jo, The Rocką. Ir yra, netgi šitoje, ypatingai tą Polažį nuotrauką, jeigu kas nors netingėsit, pažiūrėkit, tikrai labai panašus. Jo, tai kas liečia Karlasą, tai paskutinę kovą jis laimėjo prieš Volkanas Demirą. Jo, Zdemirą. Tai tikrai prieš ganėtinai gerą varžovą. Užtikrintai laimėjo tada decisionų. Jo, iš tikrųjų, ką aš galiu pridurti šitoj kovoj. Na, Ulbergas iš tikrųjų, pirmas dalykas. Ulbergas daugumos moterų nuomonė tikrai bus gražesnis už Blachovičių. Antras dalykas, Ulbergas yra aukštesnis, 1,93 m. Ryčas yra Blachovičius 2 cm didesnis. Blachovičius realiai nėra profilinis imtynininkas, jis yra, man atrodo, netgi Muay Thai Europos čempionas. Tai jis yra daugiau toks smūgiuotas. Ulbergas yra smūgiuotas. Treniruojasi City Kickboxing'e kartu su Adesanė. Tai kas dar? Blachovičiui 42 metai. Jis tikrai matęs daug kovų, bet šitoj kovoje aš turiu tokių, kaip sakau, klaustukų, kabliukų. Todėl, kad Blachovičius iš tikrųjų vis dėlto yra čempioniškų kalibro kovotojas, kuris yra kovojęs su labai stipria pozicija. Tam pačiam Pereirai jis darė labai gerą kovą, kurią buvo galima kovoti, duoti bet kurią pusę. Ankalaevui padarė stipresnę kovą, negu padarė pats Pereira. Tada Blachovičius sugebėjo pas mus Blachovičius, ką iš čia pas mus nukalė dar. Ankalaevų Rachičius sugebėjo, na, aišku, Rachičius tą traumavosi. Teišeirai pralošė, tai su Teišeira kažkai labai blogai Blachovičius atrodė. Ir, Rachičius tada nekovojo.
įrašė pirmą pralaimėjimą Adesaniai. Na, kova tokia įdomi, ką aš galiu pasakyti. Mano nuomonė tokia, kad aš šitą kovą aplenkčiau. Turbūt Ulbergo imtynės nėra labai patikrintas, Blachovičius gali užgulėti, jisai fiziškai tvirtas, tokių labai didelių, ką aš noriu pasakyti, Blachovičius, tokių didelių, kaip čia pasakyti, kad jam 42 metai mes žinom, bet tokio didelio kritimo jo kaip kovotojo aš kol kas dar nemačiau. Aš negaliu pasakyti, kad jisai dabar jau visiškai nukritęs ir visiškai yra toksai bevertis ir silpnas pasidaręs. Jis dabar yra tokia momentė, kai jisai krenta, bet ar Ulbergas yra aukščiau negu jisai, gali būti, kad jie dabar vienam lygiai, kad jie yra susilyginę. Nes Ulbergas realiai, Ulberga iškirto Kennedy Indičiukų. Indičiukų yra ne pats geriausias kovotojas, bent jau man. Taip jisai nugalėjo Alonso Minifieldą, kuris yra nelabai toks kovotojas. Geras, bet tikrai netopinis. Volkanas topinis. Devong Džunga. Tokio, nematau aš iš tikrųjų čia tokios opozicijos stiprios, aš manau, kad čia bus labai geras jam patikrinimas. Pažiūrėsim, ko Ulbergas vertas. Tai iš tikrųjų šitoj kovoj nesirinkčiau, nelyščiau, jeigu man reikėtų statyti pinigus šitą kovą nelyščiau, yra geresnių tikrai favoritų, bet jeigu jau labai reiktų rinktis, tai vis tiek imčiau Ulbergą, nes galvoju, kad Blachovičius biški senas. Tai va, tokia mano nuomonė būtų. Jo, tai Augustai tikrai sutinku, kad vis dėlto vis tiek Ulbergas neblogai, geroj serijoje eina, UFC 7 laimėjimai, 1 pralaimėjimas, tai Blachovičius, kaip ir sakai, bus jau labai geras patikrinimas, bet vis tiek, kas liečia prognozę kokią, tai vis tiek atiduočiau turbūt jau jaunesniam kovotojui tą pergalę. Nu, aišku, čia galima sunku pasakyti, nes Gloveris čia yra parodė, kad galima ir virš 40 tapti UFC čempionu tokiam svoriu. Ja. Tai čia taip, žinai, labai sunkiai, bet, nu, yra kaip yra. Taip, ir ką, dabar mūsų main eventas, tai Leon Edwardsas prieš Sean Brady. Tikrai labai gera kova. Sean Bradys yra, atsidarau, pasižiūriu, taip. Jisai UFC yra laimėjęs 7 kovas, turi 1 pralaimėjimą dabartiniam čempionui, Belalui Muhammadui. Tada buvo, man atrodo, ten netgi tas, kai stovėsinai, man atrodo, Taip, sustabdė netgi. Jo, taip. Bet šiaip man Brady labai patinka dėl to, kad jis turi žiauriai geras imtynės, gerą graplingą turi. Ir yra kažkada decisioną netgi laimėjęs prieš Craig Jonesą. O prieš Craig Jonesą net aš nelaimėčiau. Tai va, net Augustai nelaimėtum, bet sakau, taip pat mane nustebino, žinai, kaip Kelvino Gastelumą jisai užlaužė. Tarp kitko, šitoj kovoj aš stačiau už Gastelumą pinigus, prisipažinsiu, ir aš mačiau, kaip žmogus buvo išmozotas. Aš niekada nesu matęs, kad Gastelumas iš tikrųjų su labai gerais kovotojais yra kovos, atrodė kaip manikenas atidirbinėti pratimom. Taip, tai ten iš vis, ten vienas vartas sunešiojo visom prasmėm, ten baisiai. Ir žmonės, kas nežino, kad Kevinas Gastelumas pirmas dalykas yra davęs žiauriai gerą kovą Izraelio Adesaniai, davęs kovą Vitekeriui, ir Gastelumas yra bazinis, profilinis imtynininkas, kuris nepadarė nieko, jis buvo tiesiog kaip ubagas suraitytas, užkontroliuotas. Jis, man atrodo, net toj kovoj gal sekundžių, 10 sekundžių kontrolės turėjo, kol jo neapsivertė, ar ten kažkas neatsitiko. Ten, kosmosas. Toj kovoj Bredis man iš vis pasirodė kitom spalvom ir aš iš tikrųjų, aš gal sakaitau, kad šitas žmogus turėtų turbūt bus čempionas. Jo, nes paskutinę kovas turėjo ir prieš Gilbertą Burnsą, tai ten decisionų yra laimėjęs. Faktiškai jisai patarė deklasą Burnsui, nes jis permušė, tai man atrodo, 3 kartus daugiau smūgių sudarė. Taip, tai žodžiu, ne tik imtynių aspektais, bet ir smūginį yra tikrai labai geras. Aišku, prieš jį
stoja Leon Edwardsas, buvęs UFC čempionas. Kaip tik, man atrodo, jo paskutinė kova ir buvo prieš Belalą, kur Belalas jį ten užgulėjo. Ta žodžio prasme. Tada Belalas likti ruošiasi Khabibo komandai. Tai tokia kova buvo, nežinau, man tai tada buvo ta kova labai tokia, žinai, tokia nelabai, tokia nuobodi, žinai, tiesiai šviesiai galiu pasakyti. Na ir ką, Danieliau, galiu pasakyti, aš galiu apie Leoną Edvardsą pridurti tai, kad aš gal apie Leoną trupučiuką pašnekėsiu. Kovotojas jis nėra blogas, labai pasyvus. Jisai toks daro plius minus tiek, kiek reikia laimėti kovai, bet jeigu neužtenka, jisai kažkaip neturi tokio gazo pedalo, kad paspausti. Tada jo buvo čempionas, viskas gerai, dabar tik tai ir Danieliui ir žiūrovam galiu užduoti klausimą. Ar jūs galvojat, kad Šonas Bredis imtyniauja blogiau už Belalą Muhamadą? Danieliau, kaip tu galvoji? Man atrodo, kad ne. Vienareikšmiškai. Man irgi taip. Man geriau. Žymiai geriau. Ar Belalas Muhamadas geriau smūgiuoja Šoną Bredį? Manau, kad geriau smūgiuoja. Ir manau, kad šitoj kovoj Šonas Bredis silpniau smūgiuos už Leoną Edvardsą, bet aš iš karto noriu tokį kaip spoilerį padaryti šitoj kovoj. Yra vienas dalykas, kuris man labai nepatinka pas Leoną Edvardsą. Kai nugriovus jį ant žemės, jis atidavinėja nugarą ir stojasi. Jis tą Belalui padarė porą kartų ir padarė tą patį Usmanui. Ir dabar jis įstoja su žmogum, kuris sutvarkė Craigą Jonesą ir jam atidavinėti nugarą, tai man tai atrodo, kad čia yra iš karto atiduoti pergalę. Aš manau, kad Bredis iš tos progos nepažiūrėtos. Aš iš tikrųjų iš toj kovoj galvoju, Bredis anksčiau laiko arba submišino, todėl kad jeigu Edvardsas padarys tą pačią nesąmonę, jau šitas tikrai nepaleis. Man knibžda nuojauta, kad Bredis bus to žmogus, kuris jį užbaigs. Kaip ir Gasteliumas. Gasteliumas nebuvo užbaigtas, buvo užbaigtas šito Hermansono, kai koją pagavo Hermansonas, bet, nežinau, neįtikino manęs Leonas Edvardsas, Bredis man patinka, gerai kovoja, boksas jo, matosi, kad žmogus iš tikrųjų paskutiniu metu žiauriai patobulino savo smūgiavimą, jis tikrai nėra, kad jis labai gerai smūgiuotų, bet smūgiuoja kaip tokio lygio imtynininkas ir tokio lygio repleris labai gerai. Dabar 1, 2, 3. Tai taip, Augustai, pritariu aš tau, tai jeigu statyti pinigus, tai už Sean Brady ir tikrai aš tikiu jo pergalę, nes sakau, kaip ir sakėjai, kad daug aspektų, kad ir be pargriaunant Edvardsas atsuka nugarą, o tam žmogui tikrai nereikėtų atsukti tos nugaras. Tai kaip tada šios savaitės čekiukas, prognozės, kada iš minuso išleidinėti? Nereikia išleidinėti. Aš iš tikrųjų porą po to būna tokių statymų, kurios padarau, aš tos pinigus atmušu, bet šį kartą, sakiau, smarkiai nerizikuosiu, bet tikrai 10 eurų statau už Duncaną, čia vienareikšmiškai. Ta prasme, kai toks didelis underdogas, aš tiesiog negaliu šitos progos praleisti. Ir imu vieną kovą, kurios mes nesam šnekėję, imu Alexa Tiara prieš Molly McKenną, nes Tiara pagal mane yra geresnė kovotoja visur. Ir imu, patikėsiu vis dėlto Šonu Bredžiu, iš tikrųjų dar pagalvosiu, dėl šičia pagalvosiu, kad tikrai Bredį imsiu, tai tikrai, tik tai dar pagalvosiu, gal aš Bredį imsiu tiesiog, kad Bredis laimės kovą anksčiau laiko. Tai va dar šitą galvoju. Tai, bet tikrai Alexa Tiara ir tikrai Šonas Bredis, mano pasirinkimas šios savaitės. Aš tai tokį kuklų 10 eurų padarysiu. Tai kaip ir sakiau, Chris Duncanas, tada paimsiu Nelsoną ir Sean Brady. Buvo. Labai neblogai. Iš tikrųjų, tikrai, kaip Fight Night'ų labai geras turnyras. Ir Londone dažniausiai tai būna
Nu, labai smagus tie turnyrai ir manau, kad tikrai bus labai. Ir iš tikrųjų Šonbredį, netgi aš pažiūrėjau, kad labai Šonbredis didelis favoritas jau pasidarė. Už 1,60. Taip, tai tikrai galima rizikuoti ir pažiūrėsim, kaip seksis. Jo, labai iš tikrųjų įdomi kova. Nu ką, Danieliau, malonu buvo pabendrauti. Ir ką, iki kito pasimatymo. Iki Augustai, ką buvo neblogas. Prognozavom, žiūrėsim UFC. Žiūrėsim, kas bus. Jo, ne tik tai UFC. Gerai, su Augustai laikykis, iki kito. Davai, iki.